Nu ką, bičiuliai, turime pigų, gerų metų, su nebloga rida, automobilį jums. Ekonomiška ir taip toliau. Taip, kad niekur nedinkite, likite. Manau, kad susidomėjimas bus tikrai didelis. Ir kas pirmas atvažiuos, tas ir išvažiuos. Na, o jeigu jūs turite automobilį pardavimui, bičiuliai, tai puikiai žinote, kur galite kreiptis. Važiuojam Autobrokeris tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, arba šio video gale nurodytų telefono numeriu. Taip, kad nedvejokit, turite gerą automobilį, atvešite jį mums, apsižiūrėsime, įvertinsime jo rinkos kainą ir parduosime už jūs. O svarbiausia, jums tai nieko nekainuos. O dabar, bičiuliai, einam, aprodysim prekę. Štai chebrytė, Volkswagen Golf Sports Van. Labai nedaug yra jų pardavime, bet tikrai smagus automobilis. 2017 metų, 1,6 litro dizelis. Dizeliukas, automatas, važiuoja labai smagiai, jokių, kaip sakant, problemyčių. Matot? Sports Van. Ant kėbulo rasit vieną kitą labai smulkų įbrėžimą, daugiau viskas automobiliu gerai. Jokių klaidų nėra, jokių skysčių nuotekių nėra, važiuoja maloniai, diskai geri, viskas kaip priklauso. Saloniukas taip pat išlaikytas gerai. Tamsiai pilka spalva, kaip matot, registravom, išėmėm numerius, tačiau remeliai netinkami lietuviškiam numeriam, tai reikės važiuoti kažkur rasti remelius pirkti, kaip sakant, prisukti kitus ir sudėsim tada pilnai tvarkingai numeriukus. Tai va, technikinis yra, viskas yra, registracija yra, taip kad, kaip sakant, nusiperkat, sėdat į automobilį ir lėkit. Nei viena kėbulo dalis nėra dažyta, tas yra labai gerai, automobilis neturėjęs eismo įvykių. Užeikim pažiūrėti, kas gero viduj. Tokios apdailos juodos, žiūrisi gražiai. Staliukai yra, jeigu reikia, kaip sakant, vaikam ar kažkam gale puodelį įsidėti ir dar kažką pasidėti, papiešti tiesiog. Toks medžiaginis saloniukas. Turi va, vieną kitą tokį, kaip sakant, murziniuką, kurį va patrini, praktiškai dingsta. Nu tai nematau čia problemos. Čia va dar tokie dėmeliai yra. Tai taip pat reiktų prasivalyti, bet kaip sakant, dėl tų visų prasivalymų ir taip toliau, kainą pasiderėsime. Esmė yra tame man, kad automobilis yra techniškai tvarkingas ir neturi jokių, kaip sakant, problemų. Tai va. Toks automobilis. Einam į priekį. Taip, priekis, elektriniai langai, veidrodžiai elektra valdomi, apdailikė, vairiukas tvarkingas, nenutrintas, nieko. O čia vėl ant vairuotojo sėdynės dėmelė, kurią prasivalyti reiktų. Bet daugiau viskas, žiūrėkit, niekur, nei įplyšė, nei dar kažkas, visur, kaip sakant, taip kaip turi būti. Porankiukas tvarkingas, keleivės sėdynė taip pat dėmelė turi, bet irgi daugiau tvarkinga, visur viskas gerai. Tai va, toks automobilis. Jūsų dėmesį, bičiuliai. Čia multimediją turim. Kaip sakant, viskas, kas prie jos priklauso. Šildomas sėdynės yra. Kondicionierius veikia, šildo šaldo, be jokių problemų. Čia galit prisijungti auksą, galit USB, perikurkę galit prisijungti. Kaip pavyzdys, nežinau, kaip aš kada esu pasijungęs elektrinį laikiklį telefonui. Toliau, parktronikai priekyje gale, start stopas, auto holdas, automatas. Automatas DSG, čia taip pat puodelių laikikliai, pilnai multifunkcinis vairas, autopilotas, automatinės šviesos, metaliniai stabdžiukai. Lipam į vidų. Nuspėkit, akiniai bus ar ne? Spėju ne. Valio, kaip visada. Nieko, vieną dieną ateis ir į mano kiemą šventę. Nu, daugiau. Čia va dar tokia daiktadėžė gili prisidėti galit. Beleko, belekaip.
Automobilio rida 205 000. Varikliukas dirba tvarkingai, jokių problemų, niekas nekaista, kaip sakiau, niekas nebėga ir panašiai. Labai ekonomiškas, bičiuliai. Šituo varikliu realiai 5 litriukai ir lėkėt. Nu, mieste 6. Kam domina toks automobilis, prašom susisiekti. Šio automobilio kaina tik 9300 €. Kaip sakiau, atvažiavusi vietą, pasidarėsim dėl prasivalymo, o daugiau nematau jokių problemų. Kėbulas nereikalauja iš tikrųjų ten kažkokio poliravimo ar kažko, viskas kaip ir gerai, vienas kitas smulkus įbrėžimas, kur tikrai į akį nekrenta, taip kad važiavimui tikrai netrukdys ir kaimynas, kaip sakant, neiš Lazdavos. Kaina 9300 €, susisiekti su manimi galite kaip visą laiką kontaktais iš mano galvos, tai važiuojam autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba nurodytas telefono numeris. Taip pat tuo pačiu numeriu bei kontaktais galite susisiekti, jeigu norite automobilį parduoti per mus. Greitai, sklandžiai, patikimai ir be jokių absoliučiai rūpesčių, bičiuliai. Lauksime jūsų skambučių, lauksime jūsų žinučių ir susitiksime jau greitai. Ačiū ir iki.